Aš esu Tomas Dirgėla, vaikų rašytojas, parašęs virš 60 knygų. Kai sulaukiau žinutę su kvietimu informacijos apie mano turbo skaitytojo Rapolą, kuris svajojo būti rašytoju ir mano knygas skaito, nekilo jokių minčių nesutikti aplankyti Rapolą, padovanoti jam savo knygų, kurių jis laukia, kurių jis ir nori, kurių prašė. Jeigu vaikas tave laiko idealu, jeigu jis tavim domis, tu jam tikrai patinki ir esi jam vos nepavyzdys, sakykim, tai manau be jokių abejonių reikia keliauti pas vaiką ir jam praskaidrinti dieną. Pradžiai buvo baisu galbūt, kad jautrumas labai smarkiai prasimuš. Kažkaip laikiausi, norėdamas Rapolui parodyti, kad mes kartu su juo ir mes irgi tokie pat stiprus. Tai laba diena, esu Genovaitė Liobikienė, 4 berniukų mama. Ligą pastebėjom visai nesenai, bet jau nuo vasaros galo aš pastebėdavau, kad atsirado jiem gumbelių ant kaklo. Kai vyrui sakau, kažkas čia negerai. Darėm kraują ir po to ateina gydytoja Kaune su psichologė. Ir aš jau suprantu, kad jeigu ateina su psichologė kažkas negerai yra, tai jau 1,5 mėnesio aš net dabar kartais atrodo, kad atsikeliu ir galvoju, čia blogas košmaras. Rapolas tai jo, dabar gal jam sunkiausia tą priimti savo pokyčius. Nenorime tų plaukučių nusikirpti. Labai emocijos tos keičiasi. Ir dabar kalbam apie jo ligą ir jisai iš karto graudinasi. Ir jisai sėdi ir verkia ir sako, mama, man viskas skauda, kodėl man skauda. Mano vardas Rapolas. Šiandien jaučiuosi labai gerai. Gavau dovanų ir aplankė rašytojas Tomas Dirgėla. Ir papasakok man apie jį, kiek tu jo knygų perskaitęs? Nežinau, labai daug. Visas, ne, praktiškai? O pasakyk, ko tu nori būti užaugęs? Knygų autorium. Vaikas nori būti rašytoju ir kad nori sutikti Tomą Dirgėlą. Tu neįsivaizduoji, man buvo toks įspūdis, aš taip skaitau tą laišką, aš galvoju, aš padarysiu viską, kad surašiu Tomą. Labai džiaugiuosi kiekvienu vaiku, kuris nori būti rašytoju, bet dėl Rapolo džiaugiuosi ypatingai. Tai turbūt lygiai taip pat džiaugčiausi, jeigu Rapolas ir nerašytojų norėtų būti. Džiaugsiuosi, jeigu jis tik nenustos svajot šitomis aplinkybėmis, kuriuose jis yra dabar. Jam kažkaip nebuvo problemų su knygom. Išskirtinumą atrado, kad jisai skaito. O jis, žinot, yra dovanų vaikas. Tai jam, kai pasako, ko norit, gauti dovanų, tai jį labai emociškai pakelia. Jis sakė, aš dar turiu norą, kad knygą mano išleisiu visą Rapolai. Mes jos dar neparašėm. Kai parašys. Jau tuoj turėsim parašyti. Gerai. Rapolas man padiktavo naujos knygos scenarijų. Rapolas pasiūlė, kad detektyvas Domas, vienas iš mano veikėjų, iškeliautų į Japoniją ir ten dingtų iš muziejaus ypatingas istorinis samurajaus kardas. Ir jis pradeda nuo to, kad jis pirmiausia susiranda kovos menų mokytoją, ten lanko kovos menų tas treniruotės visas, galų galiai jis išmoksta kovoti ir jisai iškeliauja gelbėti dingusio samurajaus kardo. O kaip viskas baigsis, mes nepasakosim, o jūs sužinosit perskaitę mūsų su Rapolu naują knygą. Ir Tomas pažadėjo, kad šitas personažas paturbintas bus jo knygoje, taip? Taip. Jau lauksim, net sulauksim. Aš Rapolui palinkėsiu, kad jisai būtų rašytojas, kad jo svajonė išsipildytų, nes mes su Rapolu kalbėdami labai daug panašumų radom vienas su kitu, kai aš buvau vaikas, kai jis dabar yra vaikas, ką jis mėgsta, ko nemėgsta, kažkas Tomą Dirgėlą anksčiau ar vėliau turės pakeisti. Kaip ateina ta liga, tai atrodo, žinot, kodėl, kaip, kas. Bet, žinot, aš atrandu tokį didelį žmonių gerumą, kad man ta liga parodė, kiek yra beprotų daug gerų žmonių. Smagu, mums gera, kad mes tave galėjom šiandien pradžiuginti. Žinau, kad mes visada šalia ir tu esi žiauriai stiprus. Ačiū įmonei Eligita ir Svarbiosų šeimynai už išpildytą mano Rapolo svajonę.